Ar šiandien bus ta diena, kai Simas pagaliau atsidarys upėje? Aš vieną dieną mąsčiau, ar aš esu upėje pagavęs. Nu, upelis kaime, aš jo neskaitau kaip upė. Aš turiu minį tą didelę upę, pavyzdžiui, Neris, ten Minija, Nemunas. Jūs įvardinkit kitas didelės upės, aš niekad nesu pagavęs žuvies. Tai šiandien nusprendžiau, kad atvažiavau čia, va, į tokį tašką Neris. Kaip tik norėjau jums pakalbėti, buvau minėjęs anksčiau, kad kalbėsiu apie Deeperio appso atnaujinimą. Tai būtent apie jį mes šiandien ir pakalbėsim, kol žvejosim čia su plūdine. Neturiu jokio pašaro, nieko nesu pasišėręs, visiškai tokia švari žvejyba. Vizualiai atrodo, wow, čia turėtų būti žuvies ir garantuoju yra, tik ar man pavyks pagauti. Anam krante, kai tik atėjau, šoko didelė žuvis kažką nuo paviršiaus čiupo. Tai drįsčiau teikti, čia galėjo būti ir šapalas, ir šiaip. Wow, šapalo gyvenime nesu pagavęs. Neturiu jokių ten vobleriukų šapalo ir kažką. Turiu spiningėlį, gal užmėsim ir jį, bet va čia, tiek aš visko turiu. Kameros, įranga, visa kuprinė ir čia 2 meškerės. Plūdinė ir spiningėlis. Wow. Aš užsirašiau kokius 7 svarbiausius dalykus dėl appso, ką papasakoti apie. Pirmas ir svarbiausias dalykas, žinot, kad Simas dirba kartu su Deeperiu ir mes esam partneriai. Bet vienam draugui, šautautas Gerdai, kaip tik šiandien susirašinėjom, sako, iš kur tu tas vietas randi? Kaip tu jas randi? Būtent per Deeperio appsą aš jas randu. Sako, kiek jis kainuoja ten tas metams pasimti? Trailui gali pasimti už 99 centus mėnesiui, arba šiaip imk iškart visiems metams ir metams 19,99 kainuoja. Nu, juokinga suma. Ir kodėl tai juokinga suma, jūs pamatysit šitam video, nes aš tą appsą naudoju. Jūs esat girdėję turbūt ne kart per video, sakau, o pasižiūrėsiu kokie čia giliai, pasižiūrėsiu kokie čia krantai. Garantuoju, kad netgi šitą Neries vietą aš galiu pasižiūrėti, kur duobė yra ir kurioje vietoje. Pradėkim pakuotis ir toj pakalbėsim plačiau. Padariau vieną svarbų dalyką, ko anksčiau nebuvau padaręs. Užsirašau fluorokarbono pavadėlį, nes jis tampa labiau nematomas vandenį, tai manau mažiau baidys žuvį. Gal ir tų karusiukų prieš tai nepagavau dėl to, gal mano valas gąsdino. Kabliuką užsidėjau šiek tiek mažesnį. Užmečiau dabar patikrinti plūdę. Kai užmečiau dabar plūdę, pažiūrėti kaip stovi. That's what she said. Stovi. Labai gražiai atrodo, tek ir nori atrodo laukti to kibimo ir stebėti plūdę. Pirmas ir vienas svarbesnių dalykų dėl Fish Deeper appso, tai jūs galite jį naudoti tiek telefone, Android, iOS arba ant kompo. Yra specialus websaitas, ne deeper.com, o ten yra fishdeeper. Aš paliksiu linkus video aprašyme, visada galėsit pasispausti. Ten susikūrėte savo profilį ir su to pačiu profiliu prisijungite tiek per appsą, tiek per kompą ir jūs ten galite pradėti naršyti ežerus, upes ir visą kitą. Ta aš dabar ir padarysiu. Pasižiūrėsiu šioje vietoje Neries, ar yra kas nors skanavęs. Gali būti, kad ir niekas neskanavo, bet gali būti, kad mes matysime duobes. Pažiūrime. Tai va, kaip matote ekrane, aš stoviu čia prie Neries krašto. Čia prie manęs yra iš karto 0,6 metro gylis. Tiesiai prieš mane yra metro gylis. Tai čia yra negilu. Į tą pusę šiek tiek yra giliau, 1,30 m. Ir mūsų viena didesnių duobių, 2 metrai su virš, turbūt. Jo, 2 metrai. Yra šiek tiek paėjusi tą kraštą. Gal mes vėliau ir nueisim tą kraštą patikrinti. Pradžio gal rimtai pabandom čia, bet kur yra. Visai negiliai. Žiūrėkit. Vat ir pasispaudžiau. Tiesiai prieš mane metras, o žuvis ką tik sujudėjo. Jo, priešais metras. 1,30 m. Duobelė. Mes čia ir pradėsim. Su sliekiuku. Tai šiai žvejybai aš turiu pasiėmęs sliekų ir dzikų. Pradėkim nuo slieko. Ant dugno pasidėjo. Štai ir galvojau, kad aš čia jau kokį metrą pem padariau. Jo. Ei, ar tai gali būti pirmas kibimas? Ar čia man atėjo tas metras, kur išsimatavom? Galvojau, dugną pradėjo kryptis kabliukas ir pradėjo nerti plūdę. Ne, šį kartą nekimba į dugną. Gilis tas pats, reiškia kibimas buvo. O gerai yra leisti plaukti tolyn, kiek išeina. Nu, upių magnatai, patarkit. Gerai, mesti palei krantą, labiau į vidurį. Nors čia, man atrodo, mes bandysim ir tą ir tą. Tikrai buvo kibimas, iš pačio pirmo užmetimo. Ir kabliukas buvo apsinuoginęs, nes buvo patemtas sliekas, manau. Metu toliau nuo kranto dabar. Kimba. Aš užmetęs jau kai... Nukastas sliekas, kibimai. Lieko galas nukastas. Aš tik užmečiau ir toks keistas buvo nardinimas tarsi. Nesuprantu, ar čia tas rovė. Azartas.
Srovė tokia galinga, gan greitai neša. Pamėginsiu šiek tiek gylį pasididinti, aš vis tiek turiu vilties, kad ten gali būti biškir didesnis gylis. Gal pravirksim slieką palei dugną, metu dar tolimesnį metimą. Čia suplūdina toks greitas žvejybos būdas, kaip su spinningu. Meti, nuplaukia, vėl meti. Prieš pakeičiant masalą dėsiu dziką, pažiūrėti. Tikiuosi ant dziko bus aktyvesnis kibimas, nes žinom, balta žuvis labiau mėgsta tą dzikelį kartais, nu ir mažesnė. Aš tiesiog noriu gal atsidaryti. Bet pakalbėkime apie vieną svarbiausių Fish Deeper appso atnaujinimą. Jie jį išleido prieš porą savaičių gal ir tai yra 3D funkcija. Ne visi ežerai turi, bet tie, kurie turi, prie jų degs ikonėlę. Aš čia visus screen recordingus jums užmesiu. Tai va, tokia 3D, jeigu dega, jūs paspaudžiate ant jos ir tada galite štai taip apžvelgti ežero dugną. Jūs galite puikiai, kuo tiksliausiai susirasti, kurioje vietoje yra duobė, kiek jums gylio reikia, kokim gylį norit žvejoti, kuris krantas turi daugiau duobių, kuris krantas turi tą nuožulnų gilėjimą, ar yra su kokiu nors staigiu gilėjimu. Viską galite pamatyti. Aš čia parodysiu jums galbūt vieną kitą mažesnį ežerėlį. Kaip dabar matote, 3D mažesnis ežerėlis, bet žinoma, jūs galite atsidaryti ir didžiulius ežerus, tokie kaip Galvė, ar bet kuris kitas. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, šis. Kokia duobė. Aš, pavyzdžiui, jeigu neturėčiau appso, niekad negalėčiau patikrinti, ar jame yra kur nors duobė. Visi krantai, pavyzdžiui, yra seklūs. Ir jeigu mes matome vidury, yra tiesiog gilioji dauba plus 30 metrų gylis. Niekaip negalėtum sužinoti, nebent vietiniai papasakotų ir taip toliau. Bet jūs dabar galite tai padaryti programėlėje arba ant kompo visame pasaulyje. Bet kokioje šaly, bet kokiame ežere. Ne, 3D gal ne, 3D ne, bet kokiame ežere, bet didžioji daly didžiųjų ežerų galite tai padaryti. Tai dabar, pavyzdžiui, žiūrėkit. Šitoje vietoje, šiame ežere, jūs pamatote, čia duobė prasideda. Tai šis krantas turėtų būti labiausiai tinkamas žvejoti, jeigu norite pradėti žvejoti duobėje, nes nereiks toliau užmesti. O kaip žinoti, pavyzdžiui, prieš atvykstant, ar jums reikės toliau užmesti? Pasispaudžiate liniuotę, čia aš ant kompo dariau ir žiūrėjausi. Tarkim, aš šitam krante žvejosiu ir planuoju mesti į 20 metrų gylį. Bam, bam, žinot, kiek tiksliai reikia jums numesti. Puikumėlis. Varom ant dziko ir po to... čiut neįkritau. Varom ant dziko ir toliau pakalbėsime dar apie keletą smagių funkcijų, ką Deeper appsas gali jums pasiūlyti. Pigiau grybą, 19-99 metam. Jums net nereikia to prietaiso Deeperio. Aš šiandien jo net neturiu. Aš kalbu vien tik apie appsą. Metam laiko. Tiek informacijos. Žvejojam ant dziko. Dzikui sumažinsiu gylį dar šiek tiek. Nesu aš joks žvejys, ne ekspertas, bet turiu vieną nuojautėlę. Kanaus kažkuriai žuvydį tikrai atrastas lieka. Turiu vieną tokią įdomią nuojautą, kad mažesniam gylį gali būti didesnis skaičius žuvų. Mano kabliukas gan stambus, dėja kitų mažesnių neturėjau, pasiėmęs palikau namie. Čia savo greitai į setupą, ką susidėjau. Nu va, 3 dzikeliai į tą daubelę ir žiūrim, kas čia bus. Kol kas nieko. Kibimas. Wow. Viršutinį dzikelį ir nusegė. Buvo 100% kibimas. Gerai, tik įdomu, kas per žuvis. Ir čia gan arti. Tai ir bandom dar kartą. Nesicackinam. Kart kirsiu iš kart. Čia nebuvo maža žuvis. Oh my god. Dedam šviežų dziką. Čia kažkur laikosi būrys kažkoks. Arba kažkas. Gerbėmieji žiūrovai. Žuvies dydis tikrai nėra įspūdingas. Bet aš atsidariau upėje. Happy? Happy. Viskas, prakeiksmas upių man nuimtas. Gal dabar pagausim didesnių žuvų, bet tą vieną, kur buvo užkirtas, kažkas buvo daug didesnio, jautėsi bum ir nuplaukė. Dar vienas smagus dalykas su šito Fish Deeper appsu yra tai, kad jūs galite savo profilyje daryti savo užrašų. Nautus angliškai. Tiesiog susiranda telkinį, pasižymit vieštą, tašką, pasiliekat savo kažkokį komentarą, kad žinotumėt. Jūs techniškai vieną vakarą pasidėjęs prie appso galite susidėlioti kelių savaičių į priekį maršrutus, kur važiuosit žvejot, kokiuose taškuose žvejosit ir taip toliau. Tai yra labai fainas dalykas. Ir antras dalykas, hibridė. Ten galite kelti laimikis. Žiūrėkit, Prancūzijoje kažkur paspaudžiau ir bičias 2-5 kg karpį ar kažką ištraukęs. Nu, čia šiaip. Lietuvoje yra daug keletas žmonių, kur yra įkėlę. Didelis šiautautas jiems. Aš dabar, kai tik pagausiu kur nors laukiniam telkiny, neprivačiam žuvį, nesvarbu koks jos dydis, įsikelti. Tai ir jūs darykite tą patį, kas turit premkės, nusifotkinkit, įkelkit, parodykit, ką toje vietoje eina pagauti. Suprasiu vieną dalyką ir tikrai nedžedžinsiu, nes žinau, kaip vyksta brakonieriavimas dėl tokių žuvų kaip karpiai, jie ilgai užauga, ten dideli kilogramai, tai suprasiu, kad karpininkai nenorės kelti laukinių karpių lokacijų, kur pagavo ir taip toliau, kad neteitų koks brakonierius, nepagautų to karpio ir juodoje rinkoje neparduotų. Taip, tokie dalykai vyksta dėja, bet yra. Tokį suprasiu. Bet jeigu jūs ten pagaut karšį, plakį, raudę, lydeką, ešerį gražesnį,
Dėkit tą fotkę, pasigirkit žmonėms, pasirodykit. Ar bijot, kad fotkė bus teisybė pasakyti, kokio dydžio bus ir nebegalėsit žmonių apgaudinėti, kad sakyt ten toks tarpas tarp akių ir taip toliau. Gerai, pajuokavom. Tai dar užbaigiant ir finalizuojant viską apie šį appsą, jo funkcijas ir taip toliau, aš tikrai nesitikėjau. Aš galvojau, kad tu jau su diperiu pats išsimatuoji ir viską susirandi ten tiksliai, sužinai, tuo metu tau parodo žuvį. Taip, čia yra didelis pliusas pačio diperio prietaiso, kad ir kurį jūs turit. Žinoma, visus linkus palieku video aprašyme. Tai jeigu nuspręsite įsigyti, mielai prašom, galite pasičekinti linkus video aprašyme. Bet šis epizodas yra labiau dedikuotas pakalbėti apie appsą. Tai jeigu sudomino šis appsas, tikrai nepabijokit pasispausti nuorodą. Nuoroda tiesiogiai jūs numes, kur galite užsisakyti metinę prenumeratą ir chebra. O kas gali būti geriau, negu sužinoti, kur žvejosit dar būdami namie arba mašinoje, arba kažkur visai kitur. Neturit ką veikti, laukiat pas dantistą arba VMI eiliai, darėjai appsą, susidėlioji maršrutą. Laukimas nebebus toks ilgas ir nuobodus. 3 days later. Kyla iš vis tas vėjas. Kyla tai kyla, bet aš džiaugiuosi dėl vieno dalyko. Pirmas dalykas, kad atsidariau. Antras dalykas, kad galėjau parodyti jums diperio appsas, kokias funkcijas turi. Ir trečias dalykas, kad jau ir planavau žvejybos pabaigą upėje maždaug šiuo metu. Ir vėjas tarsi sako, nu jau tavo planai kaip ir eik. Gerai, varau. Šiandien turiu dar vieną žvejybą, bet apie ją jau kitame epizode. Ačiū, kad žiūrit, susitiksim rytoj.